Aš tai nebūtų mamavsi. Kai kurie iškėpėt gražius desertus. Kas gali sugadinti šią gražią dieną? Vienas vyrėjas išsiskyrė, šis asmuo pagamino gardų tartą ten. Jo tešlos pluta pavyzdinė. Kas buvo? Maiklai. Šis to ir šešis. Aš nemėgstu istorijos. Geriau reikėjo į dailę eiti. Prancūzija. Ko nenorėjo? Aišku, jos tikslas buvo prarasti kuo mažiau žemę. Aišku, prarado Niderlandus, prarado Italijos dalį. Bet jinai ne tiek daug ir prarado. Jinai buvo atstatyta į prieš Napoleono laikus. Vis tiek jinai buvo supergalia. Antra šalis pagal gyventojų skaičių Europoje. Ir kariuomenė yra viena iš geriausių, gal net geriausia sakytume. Pakalbam apie Angliją dabar. Ko jinai norėjo? Jinai iš tikrųjų nedaug ko norėjo. Jinai visą savo gyvenimą nenorėjo kištis į Europą. Bet ji norėjo sąjungininkų. Tai pat šitą dalį Niderlandų jinai sukūrė į nepriklausomą valstybę, kuri, aišku, buvo sąjungininkė Anglijai. Pagal istoriją, kai Prancūzija norėjo pulti Angliją, pirmiau užpuldavo Niderlandus. Todėl, aišku, Anglija norėjo turėti Niderlandus kaip sąjungininkę. Tai apie Angliją pakalbėjom, dabar apie Austriją. Ko jinai norėjo? Aišku, jinai norėjo būti didesnė, bet ji norėjo užkirsti kelią Prancūzijos augimui. Kai Prancūzija pasidaro per daug stipri, jinai iš karto eina į Italiją, puola Italiją. Tai jinai norėjo turėti žemių čia, kad užkirstų visą kelią Prancūzijoje. Dar jinai norėjo, kad Ispanija būtų nepriklausoma ir kad būtų siena metaforiška Prancūzijai, kad Prancūzija negalėtų eiti į Ispanijos visus reikalus. Tada Austrija norėjo, aišku, būti didesnė, prisijungti žemę iš Osmanų imperijos, prisijungti žemės iš Varšuvos kunigaikštystės, aišku, arba iš Lenkijos, tiesiog bendrai sakoma, ir aišku, iš Italijos. O kas vyksta su Prūsija ir Rusija? Vat, čia yra didžiausios bėdos su Prūsija ir Rusija. Aišku, Prūsija buvo regioninė galia, bet jinai pasaulinė jėga nebuvo. Jos kariuomenė buvo puiki. Geresnė negu Austrijos, geresnė negu Anglijos, bet problema, kad jinai buvo maža, palyginus su visom kitom šalim, jinai buvo maža. Tai jos tikslas – būti didesniai, būti storesniai ir sujungti visas savo šalies dalis. Kas su Rusija buvo įdomu, jinai norėjo visos Lenkijos. Aišku, pradžioje su Prūsija pasidalino Lenkiją tarp savęs, bet Rusijai nepatiko dalintis. Tai jinai atėjo su savo kariais ir užėmė beveik visą Lenkiją. Tada kilo visi nesusipratimai. Kodėl? Kodėl Rusija taip pasielgė? Rusija norėjo pasimti visas Varšuvos kunigaikštystės žemes, kad jinai labiau įtakotų visą vidurio ir vakarų Europą.
Pavyzdžiui, Anglija ir Austrija norėjo, kad Prusija būtų valstybė, kuris stabdo Rusiją, kad būtų kaip siena tarp rytų ir vakarų Europos, kad Rusija nebūtų per stipri. Tai buvo toks susitarimas. Prusija gaus žemių iš Saksonijos, iš vidurio Vokietijos, o Rusija gaus Varšuvos kunigaikštystę. Bet jos tik dalį. Kita dalis atiteks Prusijai. Austrija padidins, kad jei būtų puolimas iš Rusijos, tai galėtų abi šalis, Austrija ir Prusija, apginti vakarų Europą nuo Rusijos. Ir aš turiu klausimą. Šveicarija yra labai arti Prancūzijos. Tačiau kodėl Napoleonas neužėmė jos? Nes Šveicarija yra tiesiog kalnų valstybė. Napoleonui patiko greitas judėjimas, patiko kavalerija ir jam nebūtų patogu kovoti su šveicarais, kurie jau pripratę kovoti kalnuose, visokiuose. Ir Napoleonas būtų tik pralošęs. O kur dingo Italijos ir Neapolio karalystės? Tai Europos planas buvo tas, kad suskaldysim visą Italiją, kad negalėtų susivienyti, bet kad nebūtų kita galia. Jakubie, macie szansę wrócić. Pozostały wam... Pytanie numer 2. Bardzo lubię pytania spod numeru 2. Yes! Yes! Lešim mane.